Atviras pokalbis. Sveiki, čia žinių radijas, atviras pokalbis, prie mikrofono Raigardas Musnickas. Vis daugiau ekspertų ir tėvų kelia pavojaus signalus apie socialinių medijų grėsmę jaunai kartai. Šiemet Australija ryžosi radikaliam žingsniui, priėmė pirmąjį pasaulyje įstatymą draudžiantį socialinius tinklus jaunesniems nei 16 metų vaikams. Tačiau ar tai iš tikrųjų sprendžia problemą? Pasaulinės sveikatos organizacijos naujausias tyrimas atskleidė nerimą keliančią tendenciją. Paaugliai vis dažniau praranda kontrolę, naudodamiesi socialiniais tinklais. Lietuvoje situacija itin prasta, mūsų šalies rodikliai viršyje pasaulinį vidurkį. Koks yra socialinių tinklų poveikis vaikų psichikai ir jų pasaulėžiūrai? Ar galime rasti balansą tarp skaitmeninio gyvenimo ir realybės? Kokie sprendimai padėtų sumažinti neigiamą poveikį, kai socialinės medijos atrodo tapusios neatskiriama gyvenimo dalimi? Apie tai šiandien ir pasišnekėsime. Socialiniai tinklai - draugas ar priešas mūsų vaikams? Tokia tema ir šiandien čia studijoje su mumis Agnė Liubertaitė Amšiejė, socialinių mokslų daktarė, edukologė ir Vilniaus privačios gimnazijos vykdančioji direktorė. Sveiki, Agnė. Labas rytas. Ir Linas Lušnys, vaikų psichiatras. Sveiki, Linai. Sveiki. Tai tiesiog nuo pradžių ir iš karto apie temą. Tai Agnė, ką jūsų duomenys sako, ką jūs matote mokykloje, ką sako pasauliniai duomenys apie vaikus ir socialinius tinklus? Jums kaip edukologijai kelia tai nerimą, tai yra, matote, kad reikėtų kažką daryti su tuo, ar nereikėtų mums elgtis kaip australams? Labai gera tema, turinti labai daug skirtingų kampų ir iš tiesų pirmą kartą į šitą kampą mes pradėjome žiūrėti tada, kada įmonės, tai yra didžiulės įmonės, pradėjo kreiptis į mokyklas su klausimu, kas nutiko šiuolaikiniai darbuotojų kartai. Ir norėdami tikrai kokybiškai atsakyti į šitą klausimą, mes pradėjome žiūrėti duomenis iš esmės, kas nutiko. Tai mes matome šiuo metu ateinančius į darbo rinkas, 20-mečius, 24-mečius, tuos, kurie savo paauglystę praleido socialiniuose tinkluose. Socialiniai tinklai atsirado maždaug 2010 metais, 2012 metais, čia labai priklausomai nuo šeimos ūkio, kada jau turėjo galimybę. Bet grubiai nuo 2010-2012 metų ir tada, kada atsirado iPhone'o su priekinė kamera, duomenys iš esmės pradėjo nuo to momento šauti į viršų. Ir kalbu apie Amerikos duomenys dėl to, kad jie turi galimybę skirtingais pjūviais, skirtingais rakursais pasižiūrėti į visą šitą situaciją. Ir ką mes turim? Mes turim 14 metų duomenų, kurie yra klaikus. Be jokios romantizavimo, jokio aspekto, jie yra klaikus. Nerimo lygis yra šoktelėjęs iki pandeminio lygio, nes nuo pandemijos atsirado visai dar kiti duomenys. 134%, depresija paaugo 110%, ADHD išaugo, šizofrenija, anoreksija ir kiti sutrikimai, kurie šalia duomenų jie yra matomi. Jie yra kiekvieną dieną mes kaip edukologai dirbdami su vaikais, tarp vaikų, galų gale mes kaip visuomenė jau turėdami klientus, partnerius, tuos žmonės, kurie yra išaugę savo būtent paauglystę, praleidę socialiniuose tinkluose, mes matom, kad kažkas įvykę. Ir tas kažkas... Lietuvoje taip pat? Jūs mokykloje pajaučiate per 10 metų pastarųjų, kad kažkaip, vis tiek, nežinau, su kuo čia palyginti galima, bet turbūt... Su priklausomybė, su bet kokia kita priklausomybė, ar mes kalbėsim apie alkoholį. Bet vizualinis pokytis, jisai koksai yra, o koks jis yra tas vizualinis? Nerimas, labai didžiulis nerimas. Jeigu mes taip kalbame apie, ypatingai jisai yra išaugęs tarp mergaičių, vėlgi duomenis turiu, vos nedvigubai nerimas išaugęs tarp mergaičių. Kas yra nerimas, aš bandau suprasti. Aš nesu pakankamai graži, aš nesu pakankamai gera, ta tokia, kokia rodo Instagramuose. Aš nesu pakankamai liekna, madinga, įspūdinga ir taip toliau. Tai reiškia, visą laiką aš tada pradedu save vertinti ir lyginti su kitais. Kas tai nėra normalu. Mes kiekvienas esame unikalus, mes kiekvienas esame nuostabus. Ir vėlgi, kuomet paauglystės laikotarpį, tai aš manau, kad gerbiamas Linas Lušnys pasakys tikrai labai daug įžvalgų būtent šiuo momentu.
9-15 metų formuojasi būtent ta pasaulėžiūra, tas vertinimas, kaip sakau, tas vertybinis stuburiukas auga. Ir labai priklauso, kas jį formuoja. Ar jį formuoja šeima, aplinka, mokytojai, visuomenė, ar jį formuoja nepažįstami žmonės. Tai yra tie, influenceriai, taip, kuriuos aš labai lengvai priimu į draugus, taip pat aš juos ir labai lengvai išmetu. Taip mes matom ir dabar. Labai lengva. Ir mes galime pamatyti, kad dabartinės kartos jaunų žmonių atėjusių į darbo rinkas, ką daro, labai lengvai priima naujus žmonės, bet ir labai lengvai užbanina juos. Tu man nepatikai. Aš užtrenkiu duris ir išeinu. Tai tyrimai labai didelę rodo koreliaciją tarp visų šitų duomenų ir tarp visų šitų elgesių. O ką karta, Agne, tada, kaip sakote, ateina darbdaviai ir sako, kokia čia ta karta dabar užaugo su tais socialiniais tinklais, tai dėl ko jie skundžiasi? Ta karta irgi tokia pati, atėjau, nepatiko, išėjau, kas ten, kur ten, dėl ko skundžiasi? Mes negalim visus suniveliuoti ir po vienu kurpaliu pakišti, kad visi yra tokie. Bet tendencijos taip yra tokios. Tendencijos yra tokios, kad tikrai karta yra jautresnė. Jautresnė kritikai, jautresnė pastaboms, jautresnė savo klaidoms. Ir su šituo kažkaip verslai turi kovoti. Ir jie ateina ir klausia, taip mes viskas matome. Šita karta yra ir labai kūrybingų žmonių, galinčių skersai išilgai naudotis technologijomis, mokančių, matančių, galinčių drąsiai reikšti savo nuomonę. Tai yra tikrai labai stipri karta, gebanti tą pasakyti. Jeigu man kažkas nepatinka, aš pasakau. Ir tai yra pavyzdinė savybė. Bet ateina verslai ir sako, gerai, mums labai yra svarbu sužinoti, kas įvyko, būtent kas įvyko ir kaip mes dabar galime padėti, kad ištaisyti, nes, visgi mums reikia bendrauti tarpusavėje. Dėkui, Agne, tai Vatlinai, čia visas rinkinys blogybių iš socialinių tinklų pasklydusių yra. Ar jūs irgi tą matote? Turbūt jūs daugiau matote, negu kad net ir duomenys renkate, nes susidurėt su to. Ir matau, ir tų duomenų turiu. Tai viena tik tai dėl šizofrenijos pasakė Agnė, tai šizofrenijos kiekis nepadidėjo. Ta prasme, skaičiai nedidėja pasaulyje, nes šizofrenija truputėlį mažiau susijusi su socialinio gyvenimo. Dėl depresijų nerimo taip jie iš tiesų yra susiję, ko gero susiję. Dabar dėl to nerimo. Pirmiausia, pradėsiu nuo nerimo. Nerimas ne tik tai dėl palyginimo, nes palyginimai vyksta taip, jie vyko visada tarp paauglių. Ir tik tai klausimas buvo, ar tarp 5 ar tarp 500. Čia visada yra tas klausimas, bet jis vyko ir vyks toliau, mes to neišvengsime. Yra vienas nerimo dalykas, kad kai tu tą akimirką, kai tau reikia, tarkim, nori pasitikrinti kažkokį tai dalyką ir tu negali prieiti prie socialinio tinklo, arba tau neleidžia mokytojas ar neleidžia suaugęs žmogus, tu pradedi nervintis, tai prasme, kaip kokią dozę negavęs. Ir tu kartais tenka stebėti netgi vaikus ir net ne tik vaikus, tiesą sakant, duok šiandien telefoną ir staiga žmogus susinervina, kaip tai sakau, pabendraujam be telefono. Įsikimba vos ne, kaip sakau, kaip į plytą kokią į tą telefoną, net juokas ima kartais. Čia kaip alkoholikas, atimk iš alkoholiko butelį ir pamatysi, jeigu kas yra alkoholikas, gali gyventi ar ne. Tai čia lygiai taip pat dažnai su telefonais galima pamatyti vaizdą, kaip tu negali jo paimti, nes neduok Dieve tą akimirką, tą sekundę kažką tai praleis. Tai čia iš to atsiranda nerimas. Kita dalis yra labai rimtas dalykas. Čia mes kalbam jau apie tam tikrą žinių, pažinimo tam tikro pasaulio, kai tu iš tiesų įeini į telefoną. Dar yra viena detalė, kurią mes dažnai net savo galvoj neįsidedam ir nematom, kad atėjus į pamoką, atėjus į kokį užsiėmimą, tavo smegenys apie 15 maždaug minučių dirba socialinių tinklų režimu. Vaizdas, garsas, viskas dar ten. Ir tu turi, tam, kad tas įvyktų, turėtų būti pauzė apie 15 minučių be visiškai ramybės ir tada tu jau įeini į naują turinį. Va šito žmonės ne tik, kad nežino, ir tėvai suaugę nesuvokia, kad tu negali to telefono duoti nei prieš miegą, dalis supranta, dalis nesupranta, jau nekalbu apie pamokų ruošą. Nes jeigu pamokų ruošoje
tu naudoji telefoną ir tu, pavyzdžiui, ten pirmiausia peržiūri įvairiausius filmukus, tie patys influenceriai. Tu pirmiausia peržiūri influencerius. Tavo mintys, tavo visos idėjos dar ten. Tada tu pradedi po 15 minučių tarsi įsitraukti, bet tu vėl, tarsi kaip koks alkoholikas sutraukia tave ir tu, va dar pažiūrėsiu kažką. Ir tada ima labai darytis toks fragmentuotas mokymosi variantas. Tai socialiniai tinklai, nepaisant tam tikrų, Čia labai svarbu tai, ką jūs sakot, nes jeigu net ir mokyklose paima tuos ar ne telefonus, tai dar tu 15 minučių dar važiuoji. Problema, kad mokyklose reikėtų sutarti, kad įžengiai į pro duris mokyklos ir faktiškai net per pertraukas neturėtų būti telefonų. Čia yra didžiausia drama. Nesakau, yra mokyklų, kurios tą daro. Ir beje, gana sėkmingai jau, bet aš matau ir girdžiu ne vaikus, beje, o tėvus, kurie baisiausiai pergyvena, kad tai kaip dabar be telefono, tai kur čia, tai yra dėžutės, mes viską galim paruošti, mokyklos pasirengę viską paruošti. Tik jie tegul neina per pertraukas ir nelenda į tos socialinius tinklus. Ir čia net tėvai nebesutinka, nes matote kokią nors mamytę, atsiprašau labai mamų, gal tėvai mažiau, nors ir tėvų yra, bet dažniau mamytės būtinai turi kokį nors su savo dukryte ar sūneliu dar susižiūrėti ten per vaizdo, ten kokį nors įrašą, ten kažkokį pasikalbėti, kaip tau ten sekasi, kaip sekėsi ir būtinai. Nereikia, nes tu kalbėsi minutę, likusias 10 minučių, 9 ar 8 minutės jisai bus socialiniam tinkle ir jis grįš į pamoką. Ir pamokos kokybė jau yra bloga. Jau reikia duoti Nokia tą senobišką, kur nėra socialinių tinklų. Visiškai pritariu, tai būtų pats paprasčiausias dalykas, bet gudrus tie vaikai, jie tiek žinučių išsiųs, kad užmirš, kaip sakoma, kad iš viso. Bet pritariu, kad pradėti nuo to variantas atsitraukimo. Bent jau tada šitoj vietoje liks mechanika pirštų, bet nebus smegenyse vaizdų, kas yra tas labai didelis krūvis. Čia žmonės dažnai net suaugusiai nesuvokia vieno dalyko, kad vaizdas, tai yra mūsų smegenys, vaizdą lygiai taip pat priima kaip tas kietasis diskas, operatyvinę atmintį užima. Tik tai tiek, kad smegenys labai gražiai su tuo tvarkosi ir po kurio laiko faktiškai užleidžia vietą, sugeba pratrinti greičiau negu kompas, ten viskas susitvarko. Bet vis tiek laiko tam reikia. Ir tyrimai yra kategoriški. Tai kai mes atimam šitos dalykus, kai mes pradedam sakyti, tu turėsi daryti šitą, tau reikia šitą, nes daugybė dalykų tradiciškai mokytis, ten dainuoti, šokti ir visa kita, mes kaip ir, būreliai visi, kaip sakoma, as usual, kaip normaliu tiekme, kaip prieš 30 metų, taip ir šiandien visi tie dalykai vyksta ir atsirado tie tinklai, kuriuose būtinai lygiai ir dar daugiau laiko nori praleisti vaikas. Ir iš čia atsiranda nerimas, nes jis nesugeba tos frustracijos įveikti. Tarsi noriu ir dainuoti, tarsi noriu kažką tai daryti laisvalaikiu, bet dar tą padaryti reikia būtinai, nes jeigu aš neatsakysiu, ką pasakys mano draugas. Viskas. Nerimas. Įtampa. Dėkui, Linai, padarom trumpą pertrauką, po pertraukos pratęsim. Atviras pokalbis. Tęsiame atvirą pokalbį. Socialiniai tinklai, draugas ar priešas mūsų vaikams. Mes kol kas tik apie vaikus dar šnekam, nes čia galima turbūt kalbėti ir apie suaugusius, ar draugas ar priešas, čia mums visiems. Apie tai šiandien daugiau apie vaikus kalbam. Agnė Liubertaitė Amšiejė, socialinių mokslų daktarė, edukologė ir Vilniaus privačios gimnazijos vykdančioji direktorė, Linas Lušnys, vaikų psichiatras, šiandien mūsų laidoje. Tai kažkaip nieko gero turbūt ir nepasakė apie socialinius tinklus, kažkaip ir aš taip ir tikėjausi, kad nieko gero čia nebus, maždaug, kad kas nors atsirastų trečias dar ar ketvirtas, kur sakytų, ne, ką jūs čia baikit, iš tikrųjų tai reikia duoti ir kuo daugiau tų socialinių tinklų. Juokingiausia net, Raigardai, atsiprašau, juokingiausia yra dalis, kad kai mes kalbam apie tą demokratiją, dabar jau pradeda aiškėti, kad socialiniai tinklai net ir
pliuralizmui ir demokratijai neduoda nieko, nes tie, kurie yra tie didieji chamai, kaip aš sakau, kai visokie šlykštynės, jie daugiausiai įdeda pastangų, kad patraukti į savo pusę, nes kultūringas žmogus paskaitė, numetė, o tie įdeda tiek pastangų, kad gali veikti rinkimus, gali veikti žmonių nuomonę, poziciją ir visą kitą, naudoja pačius įvairiausius influencerius, nes influenceriai jau tapo verslo rūšis, mes pasakykime, tai yra nauja verslo rūšis ir juos naudoja. Tai netgi šitoj vietoj, toj demokratijos, kur tu sakai pliuralizmas, demokratija ir visa kita, staiga per socialinius tinklus atėjo viena didžiausių blogybių. Tai yra fake news, kurios egzistuoja ir kurios daugėja, o ne mažėja. Tai tas be abejo, Agne, tai tęsim dar apie mokyklas, sakykime, mokyklos, kaip iš tikrųjų elgėsi, nes su Linu prieš pertrauką mes baigėm tą kalbėjimą, kad pabandyk dabar paimti iš vaikų telefonus ir prasideda, nes mokyklos jau irgi nemažai jau kur taiko tą paėmimą ir kaip į tai reaguoja moksleiviai, kaip pas jūs, pavyzdžiui. Tai pas mus pradinių klasių mokiniai, tiek ir progimnazistai ryte atėję į ugdymo įstaigą padeda telefoną į taip vadinamąjį telefonų viešbutį. Pailsėti, pagulėti. Tikrai kiekvienas tėvas, mama turi koordinatorės, mokytojos kontaktus ir jeigu reikia pas medikus dar kažkur informuoja mokytoją ir sėkmingai komunikuoja. Ir kaip priprato mokiniai prie to, kaip jo pradžia buvo, pavyzdžiui, sakykime. O žinokit, pradžia tai buvo vėlgi prieš kokius 10 metų ir net nebepamenu, kad buvo kitaip, kas liečia pradinukus ir progimnazistus. Smagumas prasideda nuo paauglystės, kaip ir gerbiamas daktaras sakė. Na, tada, kada tikrai jau tą priklausomybę turėti tą plytą savo telefone ir jausti tą, kad kontroliuojama. Čia prasideda smagumas dėl to, kad dažnai vaikas turi netgi keletą įrenginių. Vieną. Kaip sakau, nėra durnų. Tikrai turi keletą įrenginių ir vėlgi paantrinsiu gerbiamą Liną Slušnį, kuris sakė, kad tikriausiai yra blogybė ne vaikai, o tėvai, kurie stoja į tą pusę ir sako, bet tai čia yra vaiko daiktas. Negalima paimti iš vaiko daiktų. Tai yra retenybė, tai yra labiau išimtis iš taisyklių, bet žinot, kas užsilipęs ant bačkos garsiausiai loja, tikrai įneša sumaištį. Ir kodėl aš tikrai žaviuosi Australiją, kuri įvedė tokį įstatymą, nes mokykloms reikalinga pagalba. Ir reikalinga pagalba ne tik mokykloms, bet ir tėvams. Tikrai ateina jau net ne vienetai, tikrai daug daugiau tėvų nori įsivesti tam tikras taisyklės. Sako, mes norime mažinti, uždėti ribojimus, padaryti detoksikacijos dienas, kaip daryti nesusikalus su vaiku. Nes paauglystės laikotarpiu tada aš tampu tas priešas, kuris atiminėja, kuris draudžia, nes tada vaikas sako, na va, pažiūrėk, o Jurgio mama tai viską leidžia, ten Jono mama, o tai mama tai faina. Čia geras momentas, čia tas įstatymas, jisai padėtų tėvams iš principo, sakykime, legitimizuoti savo elgesį vaiko atžvilgiu. Taip sakant, ne tai, kad čia aš pasirinktinai, bet taip įstatymas draudžia, negalim nieko padaryti. Visiems norisi tos trečiosios rankos, kuri čia ne aš, čia jie pasakė. Ir tikrai žinokite, tiek, kiek kalbu su tėvais ir tiek pati socialiniuose tinkluose esu aktyvi ir kaip tik ir šitą temą labai diskutavome, tėvai ploja katučiu, kad yra jau šalių padedančių, nes visi suvokiame, kad tai yra labiau ar mažiau blogai. Bet tai nedemonstruoja, kad tėvai yra patys gana silpni šitoj vietoje. Taip, vienareikšmiškai. Priimti sprendimus. Nes šitoj vietoje mes, žiūrėkit, Agne, ką mes padarom. Mes įveliam politikus pabūti tais blogiečiais. Na, aš kadangi neseniai tose kelnėse buvau, tai ir tuos batus nešiau, tai labai gerai žinau, kad iš tiesų čia yra tradicinis variantas. Kai aš pats nesusitvarkau, aš atbėgu, pakeiskite įstatymą. Tada aš tada sakau, žiūrėkit, Slušnys
pakeitė įstatymą ir dabar jisai yra blogietis, aš čia geras tėtis, mama, o jisai yra niekšas. Ir tada politikas tampa niekšu. Taip, aš galbūt darau gerą darbą, bet aš esu niekšas, nes didžioji dalis jaunimo... Bet jau ten tokia dalia, kaip sakoma, nes visą laiką politikai daro... Aš pritariu, kad ko gero tai keičia yra... mokesčius, dar kažką, draudžia gerti. Čia aš pritariu, kad tu pasirinkai tokį kelią, tu tame esi, tu viskas yra tvarkoj, bet aš kalbu apie kitą, man yra pavojus šitoj vietoj, kad tada tėvai nebenori bendrauti ir tiesiog rasti bendrų sąlyčio taškų. Aš Agnę klausau ir tokių mokyklų jau Lietuvoje yra ne viena, kur tas susitarimus turi mokyklose. Taip, tai kelias būna gana sunkus. Ir va čia aš matau patį didžiausią dalyką, kad mano būtų svajonė, kada tu ateini ir sako, žiūrėkit, 90%, 80, 70% mokyklų jau viskas, uždarėm telefonus, su 30% mes nesusitvarkom, va čia tų mamyčių, kur nesugeba tėvelių, kurie tėvelių čia reikia įstatymo, tada aš pritarčiau. Nes mums belieka tik tai, reiškia, yra žmonių, kurie neturi sąmoningumo. Taip. Ir tada mes keičiam įstatymą. Gerai, čia labai įdomus momentas, iš tikrųjų, tas trečios mens, kaip jisai turi elgtis. Padarom trumpą pertrauką, naujausios žinios, po pertraukos pratęsim. Atviras pokalbis. Tęsime atvirą pokalbį, socialiniai tinklai, draugas ar priešas mūsų vaikams, apie tai šiandien šnekamės. Agnė Liubertaitė-Amšiejė, socialinių mokslų daktarė, edukologė ir Vilniaus privačios gimnazijos vykdančioji direktorė, ir Linas Slušnys, vaikų psichiatras. Šiandien mūsų laidos pašnekovai ir vėlgi mes įvairiais čia kampais apie tos socialinius tinklus. Turbūt ir ne vieną kartą yra šnekėta, kaip tie socialiniai tinklai veikia. Mes žinom, kad ten vaikai lygina save su kitais ir taip toliau, ten tos depresijos ir bent jau ta protingoji visuomenės dalis supranta, kad iš tikrųjų pavojinga smegenim yra turėti socialinius tinklus. Bet ir sakėte, Agnė, ir jūsų mokykla senai jau tą padariusi, kad ten atiduodi prieš pamokas ir visa kita. Bet jūs sakote, reikėtų dan pagalbos iš politikų, gal reiškia, kad būtų įstatymas, kad būtų lengviau visiems priimti tą sprendimą, kad šeimoje pasakyti vaikui, žinai, įstatymas draudžia, tai aš tau neleidžiu todėl naudotis ten telefonu, socialiniais tinklais, taip toliau. Linas sako, tvaresnis ryšys, kai patys tėvai nusprendžia neleisti vaikui tam tikrų laikų naudotis, kai pasikalba gal dėl to, sako, pasiaiškina, dėl ko negalima, daugiau dialogo atsiranda, galbūt atsiranda ir ten kažkoks riestainio ir, nežinau, dabar buvo botaga, negalima sakyti, bet riestainio principas, kai tu padarai darbus, gavai ten socialinius tinklus. Nežinau, čia jau, kaip sakoma, auklėjimo priemonė. Bet man dar vienas klausimas, o gal mes iš tikrųjų save apgaudinėjom, gal suaugę supranta, bet jie, žinot, kaip yra, supranta, kad ten negerai su tais socialiniais tinklais yra, bet iš kitos pusės, tais atvejais, kai jiems naudinga, tiems patiems suaugusiems, tegul vaikas nesuka smegenų. Numetė planšetę ir ten būk kampe. Ir gal nėra to tokio didelio labai ir aktyvumo iš tėvų. Jie tą priemonę turi kaip ramybės būsenos savo pačiam ir už tai nėra tokio ir spaudimo politikams, kad maždaug, priimkit šitą įstatymą. Kaip jums atrodo, kiek mes čia įsivaizduojam, kad visi supranta, kad socialiniai tinklai blogybė ir kažkaip reikėtų ten gal ir įstatymus reguliuoti? Grįžkim prie to, kad mes labai gražiai diskutavom per pertrauką, kad nėra taip juoda arba balta, arba uždrausti, arba eiti tuo sąmoningumo keliu. Abudu dalykai. Sąmoningumas vienareikšmiškai yra reikalingas. Edukacija, kalbėjimas, tai yra viso ko pagrindas. Privaloma kalbėti, privaloma sakyti, kokia žala, kokia nauda iš to. Ir vėlgi, žiūrėkime, grįžkime mes į Australijos pavyzdį. Taigi jie nėra užblokuoti, jie yra įvestas labai aiškus amžiaus, tai yra padidintas amžiaus limitas ir įvestas reikalavimas pateikti dokumentą, kad iš tiesų tu atitinki tą amžiaus kategoriją. Dabar grįžkime apie tėvus. Žinot, yra labai sudėtinga kalbėti už kitus ir už visus, bet aš drąsiai sakyčiau, kad dažnai tėvai net nelabai suvokia,
kaip veikia algoritmai ir kokią informaciją gali gauti tavo vaikas. Kad tai nėra tik tai, jeigu aš domiuosi šuniukais, kad man meta juokingus šuniukus. Nes tas algoritmas gali pasisukti dar kitą linkme, kad vėlgi grindžiu savo žodžius duomenimis, pornografija vaikams pasiekiama ir jau nuvedama į tą tikrąją pornografiją per socialinius tinklus, per algoritmus. Ir kitas dalykas, socialiniai tinklai turi antiek galingus algoritmus, kad nesudėtingai suveda tam tikrus blogus žmonės, kaip ir paantrinsiu, su tais vaikais. Tai aš manau, kad taip, vienareikšmiškai tai yra patogiau įduoti tam tikrą daiktą, kad vaikas, kaip sakau, edukuotųsi, pasižiūrėtų tuos trumpus filmukus ir tikrai turėtų tą dopamino didelę dozę. Bet kita vertus, mes nelabai ir suvokiam, kaip tie algoritmai veikia iš esmės. Ir ką gale dienos vaikas gali gauti. Kaip Jūs manote, suveiktų, aš nežinau net kaip Australijai tai suveiks, ir Valina sakė, norėčiau pragyventi dar 10 metų, pažiūrėti, kaip tai suveiks, nes kai tu esi pripratęs prie telefono kasdieną, prie socialinių tinklų, dabar įsivaizduokim Lietuvos visuomenę, Lietuvos jaunimą, vaikus ir staiga ateina diena ir negalima. Tai čia, ar tą pačią dieną ir bus ir negalima, ar pradės visi gudrauti, apeidinėti, kurti akauntus įvairiausius ten ir taip toliau. Labai sudėtinga bus, aš į kur įžvelgiu sudėtingumą. Nebūtų labai didelio sudėtingumo, nes vieną dalyką ir su Agne turbūt sutarsim, kad ne socialiniai tinklai, šiaip internetas ir tam tikri kompiuteriniai ir kompiuterinio raštingumo dalykai, jie išliks ir juos reikės naudoti, nes man visuomet yra labai gražu šiandien, kai tarkim mūsų paauglė, kai reikia kažką išsiaiškinti, jinai per kelias sekundės susisiekia su keliais ir susijungia 3 damos, 3 jaunos panos. Ir aiškinasi būtent mokyklai arba dalykui svarbų kažkokį tai elementą. Ir viena iš jų yra labai stipri kažkur, tai ir jinai visoms likusioms ten 3 ar 4 paaiškina. Kai tu pamatai tokį dalyką, tai tu galvoji, dieviškas išradimas yra žmonijoje šitas santykis, nes nesusirinksi nubėgti į Vilnių, būtinai ten kažkur tai kaviniai dar taip greitai, nes kol tu rasi, o čia po 10 minučių ateina ir sako, tai man draugė jau išaiškino ir mes čia visą išsiaiškinom, susidėliojom ir važiuojam toliau. Fantastika. Atrodo, tokie dalykai, tai tu kaltinti, kad viskas yra labai vien tik blogis, ne. Problema yra tame, kad tai, ką Agnė kalba labai gražiai, kad tie algoritmai paskui tave provokuoja imti daugiau. Jis kukliai tau duoda erdvę susijungti, čia mums 3, tarkim, į socialinį tinklą, kitą sekundę jau duoda pasiūlymą susijungti su truputį kitais žmonėmis ir pamatyti kitus komentarus ir dar kažką tai. Ir taip nuveda tie algoritmai, iš tiesų teisybė yra ta, kad jau skaičiuojama, kad apie 1 milijonas paskyrų pasaulyje egzistuoja būtent seksualinės prievartos prieš vaikus, nukreiptų į seksualinę prievartą prieš vaikus. Tai ir jų nebūtinai visos pagauna. Tai sugautos, jos yra labai užkoduotos, labai sunkiai pasiekiamos, bet jos iki to nuvest gali. Tai čia yra tame problema. Ir dabar jau tie tėvai, faktiškai tu kaip tėtis, tu turi visą laiką stovėti už nugaros. Aš turbūt prieš daug metų sakiau, kai atsirado internetas, kai jau pradėjau suvokti, kas yra internetas, paskui truputėlį jau įsitraukiau į socialinius tinklus, tai aš sakiau, mes anksčiau turėjom taip, gatvę, anksčiau turėjom ten kažkokią tai auklėjimo ten mokyklą, kelius ten visokius ir kitus dalykus, komponentus, namai, gatvė ir mokykla 3. Atsirado 4. Tai yra ta viešoji socialinė erdvė ir su jie reikės išmokti elgtis. Tai dabar australai priėjo tos, kadangi tas spaudimas į šitos 3 komponentus ėmė mažėti, mąžta, labai ryškiai panašu, kad taip, nes kartais socialiniai tinklai netgi silpnesnės vertybinės sandaros namams, socialiniai tinklai, vaikai gali turėti namams, turėti daugiau įtakos negu tėvai. Ir čia jau atsiranda problema
Ir šitoj vietoje australai turbūt tą suskaičiavę, žinodami tas grėsmes, jie priima tokį sprendimą. Kaip tą suvaldyti? O kaip jūs galvojate, vat jūs vis tiek politikas, kaip sakyt, buvote ir ilgą laiką, turbūt jautėte vis tiek kažkokius tai judesius iš visuomenės, kad kaip nors kažką daryti su tais socialiniais tinklais, vat kas sako, ir Agnė, mums būtų pagalba, ir tėvams turbūt, ir mokykloms, jeigu būtų aiškiai pasakyta, kad iki 16 metų turėti socialinius tinklus yra negalima. Ir politikai priimtų tokį sprendimą, jūs sakote, tvaresnis būtų dalykas, betgi politikai tokie yra, jie jeigu prašo visuomenė kažko, tai turėtų priimti iš principo, nepaisydami, kad ten gal paskui kažkas supyks ant jų. Esu už tai, kad galima priimti tokį sprendimą. Aš ko labiausiai bijočiau iš tiesų, jeigu tarkim 60% ima pažeidinėti ir tu juos paskui baudi, tai tu tampi tokia diktatūrinė sistema. Tai kodėl aš tą tvarumą miniu? Tu neturi ateiti per diktatūrą, kad aš geriau už tave žinau. Žmogui tai neveikia, vaikui ypač neveikia. Bet vaikai, sakysim, mes atsakom už jų gerovę, tai čia aš toj vietoj galiu numoti rankai, iki 18 metų mes atsakom. Tai galima tą, bet net ir suaugusių tarpe, jeigu padarysim apklausas, mes negausime, absoliučios daugumos, kad jau taip mes tam pritarėm. Nes išlygų bus tiek, kad ten kažkam tai reikia jungtis, kažkam reikia naudoti, o tada atsiranda labai kontrolės klausimas. Gerai, aš naudoju socialinį tinklą, nežinau, kažkokį X ir yra toks tinklas, suprantu, Y, tada vieną ar kitą tinklą, tik tai santykių palaikymui, nes aš negaliu ten kažkur. Tai viskas yra tvarkoj, o kaip mes tada prakontroliuosim, kad vaikas tame naudoja būtent tik šitam reikalui? Tai yra sudėtinga. Vadinasi, mano asmeniškai darbas yra titaniškas darbas nuo pat pirmos akimirkos, kai vaikas pradeda pažinti telefoną, aiškinti tą ugdyti sąmoningumą, čia yra mano darbas ir aš turiu tą ugdyti sąmoningumą, ką jisai gali duoti, kur yra gerai ir ko griežtai negalima. Šitą mes esam namuose, tiesą sakant, išmokę ir mokydam ir sakytom. Jokių adresų. Pavyzdžiui, kelionių metu netgi esam uždraudę rodyti vaizdus iš kelionių. Atrodo briedas, ar ne? Bet čia yra tam tikra saugumo taisyklė, kad namai nėra tušti. Nors ten kaiminystė yra gera, viskas yra tvarkoj, bet vis tiek tu supranti, kad tai yra galimybė jau kažkam tai nusiųsti. Grįši, tu dalinkis tom nuotraukom kiek nori, bet jau kambarį. Ir tada pirmin. Tai čia yra tam tikros taisyklės. Kiek tėvų šitą darbą daro, neturiu duomenų. Bet šiaip žiūrint į pasaulyje, duomenys, kiek man yra tekę matyti, patikėkit, tai yra skaičiai iki 30%, tai čia yra labai optimistiniai skaičiai. Agne, tai vis tiek mokyklos, sakykime, kažką galėtų galbūt, kol įstatymų nėra, kažkaip, nežinau, reaguoti, ne tik tai paimti tuos telefonus ir neleisti, bet, nežinau, su tėvais, su tėvų bendruomenė susitikę kažkaip bandyti ieškoti to tokio būdo, kaip jeigu ne per įstatymą, tai kitais būdais tuos riboti socialinius tinklus, apskritai kokią nors nuomonę lietuvių šiuo klausimu mes turim, kokią nors tokią aiškesnę, ką galvoja, gal ten nemato problemos, ten, žinot, mes čia šnekam, o kiti sako, tai ten nieko ten nėra dėl to. Depresija, tai čia visiems depresija dabar. Tokie laikai sunkus, depresija. Taip toliau kitiems gal nėra depresijos, gal priešingai gydo. Aš mačiau, žinote, tokie vaizdelį ligoniniai, greitosios pagalbos, ten, reiškia, sekmadienio vakaras per televizorių transliuoja ten tas dainavimo, reiškia, laidas.
ten tavo balsas, ar mano balsas, ar Lietuvos balsas, kažkas iš tos serijos. Ir ten atvežė tėvai dukrą matyti, ar ten, nežinau, traumą kažkokią, ar ką, jinai ten sėdi per savo tą telefoną, žiūri tą Lietuvos balsą, jie ten neįskauda nieko, kol nei bijo, nei pas daktarą, nes jai rūpi, kas ten dainuoja ir kas ten laimi tuo metu. Tai tam tikrą prasme ją apsaugo nuo minčių, kas čia bus dabar pas daktarą ir taip toliau, taip toliau. Gal čia, tai žinau, terapinė priemonė kokia. Vienas lušnys to trenksmą. Tai žinot, tai aš manau, kad ir psichotropinės medžiagas naudojantys žmonės gali sugalvoti ant plius ką būdų pateisinti savo tam tikrus veiksmus. Bet jeigu kalbėti, ką mokyklos daro, vėlgi labai yra sudėtinga kalbėti už visus, visaip, bet su tais, su kuriais kalbuosi ir ne tik Lietuvoje, bet tikrai daug draugų turiu ir užsienį mokyklų vadovų. Kalbėjimasis, edukavimas. Nėra juoda ar balta, nėra, kad socialiniai tinklai gerai ar tai yra blogai. Visko tu ten gali rasti ir aš pati randu nuostabių ir patarimų ir tikrai ir pasikraunu ir gerą informaciją ir labai bloga informacija. Nėra juoda ar balta, bet mokyklos turėtų tikrai skatinti dialogą vaikų ir tėvų. Tai yra pirmas dalykas kalbėtis ir dar kartą kalbėtis. Tikrai lenkiuosi žemai prieš policijos pareigūnus, kurie vaikšto į mokyklas ir kalba apie tą saugų internetą, apie patyčias internete, kad tai yra toksai pats smurtas, kaip ir trenkti į akį realiam pasaulyje. Labai daug edukacijų iš tiesų šiuo metu vyksta mokyklose ir jos tikrai yra labai kokybiškos. Tai pirmas dalykas tikrai kviesti tuos edukatorius ir priimti juos atvirą širdimi, kurie sako, kad ne viskas taip vienaragiais ir vaivorykštėm nudažyta. Antras dalykas, ką mes tikrai labai skatinam, ieškoti progų drauge pabūti su vaiku. Vainikų pynimas. Dabar yra nuostabus advento dar vis laikotarpis. Tikrai ieškoti tų tokių mechaninių būdų, sausainių kepimas, ten nežinau, atviruko gaminimas, kuo daugiau, kad mechaniškai paimti, nutraukti tiek ir tą patį tėvą ir mamą nuo socialinių tinklų, tiek ir tą patį vaiką ir sakyti, hebra, galų galiai jūs turite atnešti į mokyklą, nežinau, ten atvirukite sukarpytą. Taip. Edukavimas. Jeigu tėvai neįdomus savo vaikam, tai jis randa tada... Visiškai teisybė, čia geras, bet skaudus pasakymas, bet tai yra teisybė. Iš tiesų, jeigu tėvai yra neįdomus, tai vaikai randa įdomybių kitur. Tas pats yra su pamokom beje mokyklose. Ir Agnė irgi gali pasakyti, jeigu pamoka bus neįdomi, mokytojas neįdomus, tai jie suras 1001 priežastį, kaip atsidurti ten, kur YouTube'as, dar kas nors paaiškins daug įdomiau ir efektingiau, net ne efektyviau, bet efektingiau, bet ir efektyviau. Beje, YouTube yra, ypač jeigu tu moki anglų kalbą, tai ten fantastinių dalykų yra. Tai čia yra taip. Vienas iš tokių, man dar žiūrint į tos socialinius tinklus, man visą laiką irgi nesinori nujuodinti, kad čia yra pats baisiausias drakonas. Vienintelis dalykas, kas man visada labai gražu, kiek aš esu matęs mokyklų, kai bendruomenė sutarė, tarkim, mokytojai ir tėvai sutarė ir visi vieną dūdą pučia, vaikai labai greitai prisitaiko. Jie yra tie, kur, gerai, jau dabar nebegalim, nes jie testuos, jie bandys, turės 2 aparatus, turės 3 aparatus. Bet jeigu mes neleidžiam ir tėvai sako, mokytojas elgėsi teisingai, mes su mokykla taip sutarėm, viskas. Tai yra, 2-3 savaičių klausimas, nes yra pati didžiausia pažaida, pavadinkime, yra tada, kai sutarė mokykla, tarkim, pedagogų kolektyvas nutarė, kad visgi jiems trukdo pateikti tą visą medžiagą, socialiniai tinklai ir telefonai, ir įbėga tėvelis arba mamytė ir sako, ne, aš nesutinku. Ir čia tas drakonas yra didžiausias ir baisiausias, nes tada nutrūksta visa grandinė ir tada man tėtis leidžia. Taip, nes iš tiesų problema yra ta, kad didžioji dauguma supranta, bet tie išimtis iš taisyklės. Vėl kalbu apie savimonę, suaugusių savimonę, ne vaikų. Ir suaugę turi patys per savo savimonę ir savimonės lygį turi ugdyti vaikus.
turbūt aišku, kas yra socialiniai tinklai, turbūt aišku, kaip viskas vyksta ir aišku, ką galima būtų daryti ir padaryti. Iš šitos laidos bent jau bazinius dalykus mes aptarėm. Matyti, visai visuomenė reikia susirūpinti, nes, kaip sakoma, paskui ir vėl nerasime, kas dirbs pas darbdavius eis ir taip toliau. Tai bus problemų gilesnių, didesnių, aišku, depresijos ir visokios psichozės taip pat yra didžiulės problemos, o šalis netokia didelė, kad galėtų sau leisti tokius dalykus. Ačiū visiems, kas klausėsi, dėkui mūsų pašnekovams, Agnė Liubertaitė Amšiejė ir Linas Slušnys šiandien mums pašnekovai, tai buvo atviras pokalbis, iki kitų kartų. Atviras pokalbis.